Sveiki, brangus Nacionalinio susivienijimo kanalo žiūrovai. Šiandien kalbame su Nacionalinio susivienijimo vicepirmininku, teisininku Dominiku Vanhara. Labą dieną. Sveiki, Dominikai. Tai šiandien aptarsime Rusijos degalų krizę. Ar galėtume, Dominikai, paaiškinti, kaip čia yra, kad iš pažiūros vieną didžiausių naftos rezervų turinti ir vieną didžiausių naftos gavėjų pasaulyje esanti Rusija šiandien susiduria su degalų krize? Tai pradėti galbūt, gerbiami žiūrovai, reikėtų nuo to, kad apskritai vertinant Rusijos naftos perdirbimo pajėgumus, šiek tiek iš pradžių matematikos skaičių. Tai yra, jeigu jūs, gerbiami žiūrovai, kažkur norėtumėt pasidomėti ar savarankiškai pasiieškoti informacijos apie tai, kiek yra Rusijoje naftos perdirbimo įmonių, tai įvairiuose šaltiniuose rastumėt skirtingus skaičius ir kai kuriuose šaltiniuose galbūt rastumėt netgi tokių skaičių kaip 136, 140. Tačiau reikėtų ypač atkreipti dėmesį, kad tos 140 naftos perdirbimo gamyklų, iš kurių yra dalis vis dar statomos ir neįvestos į eksploataciją, o nemaža dalis yra mini arba netgi mikro naftos perdirbimo gamyklų, kurių naftos perdirbimo pajėgumai yra labai nedideli ir apskritai jos degalų net negamina, o gamina galbūt bitumą, kuris yra naudojamas kelių statybai ar tiesimui, arba mazutą, kuris yra naudojamas šildymui. Atitinkamai, jeigu mes kalbame apie tas Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, kurios gamina degalus, tai čia ko gero reikėtų kalbėti apie maždaug 36 naftos perdirbimo gamyklas, kurios yra visoje Rusijoje, tačiau didžioji jų dalis apie 30 yra Rusijos europinėje dalyje. Tai yra šiuo metu jau jos yra pasiekiamas Ukrainos dronams. Ir dar maždaug šešios naftos perdirbimo gamyklos yra jau azijinėje Rusijos dalyje, tai yra jau už Uralo kalnų. Tačiau kai kurias iš jų Ukrainos dronai jau irgi pasiekė. Tai bendrai visos šios 36, kai kada 37 vertinama naftos perdirbimo gamyklos, kurios gamina degalus, iš viso per metus perdirba apie 320 milijonų tonų, na tai čia taip labai apytiksliai vertinant. Tai vat yra tokie naftos perdirbimo pajėgumai, kurie buvo, sakykim taip, 21 metais, tai yra paskutiniais metais iki karo. Toliau reikėtų, pakalbėjus apie pasiūlos pusę, reikėtų pakalbėti ir apie paklausos pusę. Tai yra, Rusija 21 metais, tai yra paskutiniais metais iki karo sugebėjo pasigaminti maždaug apytiksliai sugebėjo pasigaminti tiek benzino, kad patenkintų savo poreikius ir dar 10% nuo bendros benzino gavybos liktų eksportui ir maždaug dvigubai daugiau nei jai reikia dizelino. Tai yra pusę dizelino susinaudodavo pati, pusę dizelino eksportuodavo. Tačiau atėjus karui ir Ukrainai apčiuopus silpną šią Rusijos ekonomikos dalį, kaip žinia, jau nuo 24 metų yra bombarduojami su intensyviau, mažiau intensyviai, su pertraukom, bet bombarduojamas tos naftos perdirbimo gamyklos. Ir dabar situacija dar yra tokia, kad pagal įvairius vertinimus benzino gavyba lyginant su 21 metais Rusijoje yra sumažėjusi nuo 25 iki beveik 50%. Taip, jie tikslių duomenų neskelbia, tai tas vertinimas yra apytikslis. Dėl dizelino tikslesnių duomenų nėra, tačiau reikėtų suprasti vieną dalyką, kad dizelino statistika visa negali būti lyginama su 21 metais, nes nuo to laiko atsirado didžiulis vartotojos paklausos pusė, tai yra frontas. Frontas dizeliną vartoja didžiuliais kiekiais, tai yra lyginti su 21 metų statistika mes jau nebegalim. Ir štai mes turime dabar tokią situaciją, kad iš tų mano jau minėtų 36 naftos perdirbimo gamyklų
Rusijos dronai, tai yra Ukrainos dronai, nėra atskridę, nėra atakavę, nėra sukėlę žalos, viso labo gal keliom Rusijos naftos perdirbimo bendrovėm. Iš tų 36 minėtų didžiausia iš jų, kuri dar liko sveika, yra Angarsko naftos perdirbimo gamykla. Ji yra labai giliai toli Sibire. Dar yra tokia Khabarovsko naftos perdirbimo gamykla, kuri jau iš viso ten rytuose prie pat Kinijos sienos. Ir praktiškai visos kitos naftos perdirbimo gamyklos jau yra atakuotas. Didžiausias, ko gero, Ukrainos paskutinių dienų laimikis buvo Omsko naftos perdirbimo gamykla, kuri yra pati didžiausia, viena moderniausių ir iš esmės turinti monsterinius naftos perdirbimo pajėgumus. Jeigu, kaip jau minėjau laidos pradžioje, visi Rusijos naftos perdirbimo pajėgumai vertinant bendrai yra apie 320 milijonų tonų per metus, tai viena Omsko naftos perdirbimo gamykla perdirba apie 22 milijonus tonų naftos per metus ir tai iš esmės sudaro apie 8% viso naftos perdirbimo pajėgumų. Taigi, kaip prieš savaitę su trupučiu Ukrainos dronai sėkmingai atakavo Omsko naftos perdirbimo gamyklą, kuri yra tikrai labai toli nuo Ukrainos, apie 2,5 tūkstančio kilometrų. Tai iš esmės buvo didžiulė pergalė Ukrainai ir didžiulis pralaimėjimas Rusijai, nes iš esmės ta didžiulė Omsko naftos perdirbimo gamykla buvo, vos ne paskutinis rezervas, paskutinė viltis išsigelbėjimas toje, sakykime, degalų krizėje, kurią dabar Rusija patiria. Supratau, tai čia iš to, ką jūs nupasakojot, susidaro įspūdis, kad tie vaizdeliai, kuriuos matom internete, kaip rusai ten eilėse stovi, degalinės tuščios, čia nėra tik tai kažkurios dalies Rusijos problema, ar tik tai tam tikro degalinių tinklo, čia yra visos Rusijos problema. Taip, čia yra apskritai absoliučiai visos degalinių Rusijos teritorijos problema, kur visoje Rusijos teritorijoje yra, jei neklystu, 83 federaciniai subjektai. Čia įvertinam tą Rusijos teritorijos dalį, kur yra pripažįstama tarptautinės teisės principų. Tai berods, jei neklystu, 83 federaliniai subjektai, bet degalų pardavimo apribojimai nėra įvesti tik dviejose, tai yra pačiuose rytiniuose Čukotkoje ir tokioje žydų autonominėje respublikoje, kurios iš viso ten gyventojų skaičius yra labai nežymus ir bendrai nesiekia net 0,5% Rusijos gyventojų skaičiaus, tai yra tos teritorijos, kurios šiuo metu vis dar gali mėgautis neapribota degalų prekyba, tai yra sudaro iki 0,5% Rusijos gyventojų. O jūs minėjot, kad Ukraina dabar taikosi į naftos perdirbimo gamyklas. Ar jinai taikosi kartu ir į gręžinius, ten dujotiekius įvairius? Taip, taikosi, tačiau esmė tokia, kad pagrindiniai Rusijos gręžiniai, kurie Rusijai ten neša didžiausią, kaip sakyt, gavybą, yra šiaurės vakarų Sibire. Ir iki jų pakankamai sunku nuskristi, tai kol kas pradedama taikytis į tai, kas lengviausiai pasiekiama, tai yra naftos perdirbimo gamyklas, kurios, kaip sakau, jau didžiausias kiekis jų yra europinėje srityje ir Ukrainos dronam lengvai pasiekiamos. O ar jūsų nuomonė yra prasmingiau visiškai sunaikinti iki pamatų vieną kažkokią gamyklą, ar nuolatos trikdyti eilės skirtingų gamyklų veiklą? Be abejo, kad nuolatos trikdyti skirtingus naftos perdirbimo pajėgumus, kadangi, žiūrėkit, ekonominė logika yra paprasta. Įsivaizduokit save, kokios nors naftos perdirbimo gamyklos savininku. Pas jumis atskrenda, tarkim, vienas dronas padaro kažkokią žalą. Jūs, aišku, bandote kuo greičiau tą žalą pašalinti, atsiremontuoti. Niuansas antras. Visos naftos perdirbimo gamyklos atsarginės dalis, visi pajėgumai, visa kita yra po sankcijom. Tai yra, negali laisvai rinkoje nusipirkti ir įsiimportuoti.
Toliau, giluminė naftos perdirbimą garantuojančios technologijos, jas gamina pagrindė tik vokiečiai ir amerikiečiai. Po sankcijom. Jų negali nusipirkti. Kinai tokių neturi. Galbūt gali per kokius 3, 4 šalis pabandyti per juodąjį pilkąjį importą, šešėlinį importą, tai vadinam, apeinant sankcijas įsimportuoti, bet reikėtų suprasti, kad naftos perdirbimo gamyklų visi tie agregatai tai nėra mikroschema, kurią įsidedi į kuprinį ir gali persivežti per muitinę. Čia reikėtų suprasti, kad tai yra milžiniško dydžio pajėgumai, kartais galėjot Lietuvos žiniasklaidoje prasirodydavo pranešimų, kad kai Orlen Lietuva Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą daro kažkokį remontą ar keičia kažkokį ten agregatą, tai atgabena tą agregatą į Klaipėdą. Tuomet nuo Klaipėdos iki Mažeikių, iki Bugenių kaimo, kur ta gamykla yra įsikūrusi, vežama ten savaitėm ant didžiulių vilkikų. Taip. Su po kelis kilometrus per dieną ten tenka nukabeliuoti ir aukštos įtampos laidus, nes nepravažiuoja tas netelpa visas agregatas. Čia reikėtų suprasti, kad mes kalbam apie tokio dydžio agregatus, kuriuos dar reikėtų pirkti šešėliniu būdu, tada užsitikrinti, kad kažkaip juos atsigabent per Kazachstano stepes ar dar per kur nors, kad galiausiai pavyktų susimontuoti. Ir įsivaizduokit, viską jūs tą padarot, atsivedat, suinvestavot krūvą pinigų ir tuomet nutinka toks dalykas, kad jūs vėl paleidžiat gamybą, Ukrainos žvalgyba vėl gauna informacijos, kad jūs jau vėl paleidot gamybą ir pas jumis vėl atskrenda. Bet turbūt ne visi tie dronų išpoliai būna vienodai sėkmingi, ne visi sunaikina pakankamai tiek, kad jau nebebūtų įmanoma pataisytų. Tai be abejo, kad ne vienodai sėkmingi, tačiau matyti, kad su laiku tie išpoliai tampa vis didesnės apimties. Į anksčiau visi plodavo, kad atskrisdavo vienas dronas, ir dabar matom, kad atskrenda tiek dronų, kad dangus juodas būna nuo gaisro. Nuo dūmų ir net naftos lietus prasideda po tokių antpolių. Toliau tie dronai tampa vis tikslesni, pradeda taikytis į būtent tas dalis, kurios yra skaudžiausios ir sunkiausiai pakeičiamos, tai yra būtent tas dalis, kurias, kaip minėjau, gamina amerikiečiai ir vokiečiai. Taigi kelia vis didesnį ir didesnę žalą. Ir čia tuomet mes prieinam prie to principo, kad, sakykime, aš žinau, kad tu žinai, tai yra, esi kokios Rusijos naftos perdirbimo gamyklos savininkas, tu žinai, kad apie tavo visus pajėgumus žino Ukrainos žvalgyba. Ir tu žinai, kad vos kol tavo ta gamykla stovi remontuojama, tu prioritetų sąraše sėdi kažkur ten labai žemai ir pas tave greičiausiai niekas neskris, nes bus didesnio prioriteto taikinių. Tačiau vos tik tu susiremontuoji, suinvestuoji krūvą pinigų, susiremontuoji ir vėl paleidi gamybą, pas tave vėl iš karto atskris. Nesenai toks įvykis nutiko tokioje vienoje Slavensko prie Kubanės naftos perdirbimo gamykloje, kuri yra laikoma viena iš didžiausių nepriklausomų Rusijos perdirbimo gamyklų. Tai yra ta gamykla, kuri nepriklauso didiesiam koncernam, ten Rosneft, Lukoil, Gazpromneft, Tatneft ir taip toliau. Tai priklauso tokiai nepriklausomai bendrovei Slavenskeko. Ir vienas iki buvo galingas užskridimas į tą Slavensko prie Kubanės naftos perdirbimo gamyklą 2024 metais. Tuomet, kaip matyti, pagal jų finansinės ataskaitas savininkai pasiėmė didelius kreditus, susiremontavo ir dabar prieš kelias savaitės buvo vėl milžiniškas užskridimas, kur ko gero daug kas sako, kad gamykla visiškai sunaikinta. Tai yra pasiėmė kreditus, suinvestavai, susiremontavai ir galiausiai dabar turi dar blogesnę situaciją, nei turėjo iki šiol. Tai atitinkamai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie naftos perdirbimo gamyklų savininkai, bendrovės, kurios valdo tas naftos perdirbimo gamyklas, jos akivaizdžiai neturi intereso staigiai remontuotis.
Tai yra, jų interesas yra kažkaip nesusiremontavus išlaukti karo pabaigos, kai jau Ukrainos dronai nebeskraidys, kai jau ramiai galima bus, o gal net ir sankcijas kažkokias panaikins, galbūt galima bus vėl paskambinti į Vokietiją ir normaliai užsisakyti visų atsarginių dalių, kurių ten tau reikia, kad atsiųstų brigadą ir kad sutvarkytų normaliai, o ne per Kazachstano stepes gabent tokius milžiniškus agregatus. Tik klausimas, kiek tai iš vis įmanoma, nes, kaip jūs minėjote, dabar viskas yra po sankcijom ir ten per aplinkinę šalis turbūt yra didžiuliai kaštai ir problemos. Tai problemos yra tokios, kad kažkiek atsistatyti galima, bet esmė tokia, geriausios kokybės benziną, tai jau Euro 5 standarto 95 oktaninio skaičiaus garantuoja tik giluminis naftos perdirbimas, kuris yra, sakykime, garantuojamas tik būtent vokiečių arba JAV technologijų. Ir dalis naftos perdirbimo gamyklų gerais laikais, kai nebuvo sankcijų, kai Rusijos ekonomika smarkiai augo, nemažas investicijas yra padarę, įsidiegę tas technologijas ir atitinkamai Rusijoje buvo gaminamas tikrai pakankamai kokybiškas benzinas ir jo buvo pakankamai. Dabar, kai Ukraina tuos pajėgumus sėkmingai išmušinėja, to benzino nebėra ir galimybių vėl grįžti prie gero Euro 5 standarto benzino gamybos irgi bent jau kol karas nesibaigė. Nėra. Tai ką padarė Rusijos valdžia prieš kelias savaitės, bandydama kovoti su tą vis aštrėjančią degalų krizę, tai davė leidimą gaminti Euro 3 ar net Euro 2 standarto benziną, kas jau yra keliasdešimt metų anksčiau. Grįžimas keliasdešimt metų anksčiau ir naujiems automobiliams toks benzinas praktiškai yra visiškai netinkamas ir vos tik tokio benzino užsipili gali iškart gauti lemputę check engine. Toliau buvo taip pat leista Euro 5 standarto tą kokybišką modernų benziną, kurio gamybos praktiškai mažai beliko, maišyti su, kaip čia dabar pasakyti, pirminio išvarymo ar pirminės distiliacijos benzinu. Tai yra net ne benzinas, o tai ta frakcija, kuri po pirminio apdirbimo tampa, kaip sakyti, benzininė frakcija ir kuri turėtų keliauti į tolesnius gamybos etapus, kur ten galiausiai po visų gamybos etapų taptų pagaliau tuo normaliu benzinu. Tai va tą pirminę frakciją po pirminio distiliavimo leidžiama maišyti su Euro 5 standarto benzinu ir tą benziną tokį gautą mišinį, kaip sakyti, pardavinėti. Tai čia kai kas kaip juokauja, kad pagrindinis chemijos dėsnis yra toks, kad jeigu sumaišysi kilogramą medaus su kilogramu š, gausi 2 kilogramų š. Tikrai taip. Bet ir pagrįžkim prie bendros situacijos. Vat iš to, ką jūs įvardino, tai darosi aišku, kad ukrainiečiai sėkmingai daužo tas rusų naftos perdirbimo įmonės. Rusai nelabai turi galimybių susitaisyti. Ir yra ten mažas kiekis tų įmonių, kurios yra už Ukrainos ribų. Ta prasme, Ukraina negali jų pasiekti su savo dronais. Tai kiek tos nepasiekiamos, nesudaužytos perdirbimo įmonės gali tempti Rusijos naftos poreikius? Tai jos tempti naftos poreikių praktiškai negali. Tai čia reikėtų pasakyti, kad ką mes kalbėjom ir mūsų praeitoje laidoje, jei gerbiamas komunikacijos vadovas įdės į aprašymą, tai galėsit rasti. Tai esmė tokia, kad Rusijos yra labai didžiulė teritorija su labai prastai išvystyta infrastruktūra. Tai net jeigu ten kažkur Angarske ar Khabarovske veikia daugiau mažiau sveikos naftos perdirbimo gamyklos, tai nereiškia, kad jų produkciją galima laisvai permesti į kur nors į centrinę europinę Rusijos dalį, pavyzdžiui, Maskvą. Ir tokiu būdu, taip, aišku, bandoma tą visą produkciją pervežinėti centrinę Rusijos europinę dalį, kur tas
kur trūkumas yra pats didžiausias, tačiau pervežimas pagrinde galimas tik geležinkeliais, geležinkelio visa infrastruktūra yra ir taip jau užkišta ir sunaudota, nu tai jeigu nori atvežti didžiulį kiekį degalų iš ten kokio nors Angarsko į, tarkim, į Maskvą, nu tai tenka tau tiek patirti didžiulės sąnaudas, tiek užkišti ir taip jau užkištą infrastruktūrą, tiek naudoti ribotus infrastruktūrinius išteklius, pavyzdžiui, šilumvežius, traukinio vagonus ir taip toliau ir panašiai. Tai čia vienas būdas, kaip galima bandyti, sakykime, spręsti tą naftos produktų deficitą, kuris yra ypač aštriausias Rusijos centrinėje europinėje dalyje. Kitas būdas yra, aišku, Baltarusija. Baltarusija turi 2 naftos perdirbimo gamyklas, jos nėra labai galingos, jos ten beros po 6 milijonus naftos tonų per metus išdirba, tai yra vienas yra lygtais Mozyriaus naftos perdirbimo gamykla, kita lygtais Naujojo Polocko, bijau sumeluoti dabar. Tai jo, jos nėra labai galingos, aišku, dabar Putinas reikalauja, kad praktiškai vos ne visa tų gamyklų produkcija būtų tiekiama į Rusiją. Bet čia iškart irgi keli niuansai susideda, tie keli niuansai susideda iš to, kad visų pirma, kaip jau minėjau, tos gamyklos nėra labai galingos ir ten visų Rusijos deficito problemų net iš tolo negali spręsti. Su antra, Ukrainos prezidentas Zelenskis yra pasakęs Lukašenkai, kad turi 2 gražias naftos perdirbimo gamyklas ir būtų gaila, jei jom kas nors atsitiktų. Ja. Žiūrėkit, dar yra įdomus turbūt momentas psichologinis poveikis tos degalų krizės, nes mes esam pripratę visi turėti degalų, galėtų užsipilt, galėtų nuvažiuoti ir dabar Rusija to netenka. Kaip jūsų manymu tai veikia jos gyventojus? Tai labai geras klausimas, šiaip galbūt reikėtų žvelgti netgi tokias istorinės paralelės su 16 metų pabaiga, tai yra 1916 metų pabaiga, tai yra prieš daugiau kaip 100 metų, kai irgi Rusija kariavo Pirmajam pasauliniam kare. Ir 1916 metų pabaigoje, tai yra 1916-17 metų žiemos metu, vos nepopuliariausias žodis tuo metinėme Sankt Peterburge, kurio pavadinimas karo metu buvo pakeistas į Petrogradą, kad nebūtų vokiškas. Tai va, tuo metinėme Petrograde pagrindinis populiariausias žodis pasidarė, rusiškai būtų chvost, tai lietuviškai tai būtų uodega. Prie ko čia uodega? O iš tikrųjų uodega prie to, kad tai buvo terminas skirtas apibūdinti milžiniškas eilės prie duonos. Ir iš tikrųjų, kai pamatai tas nuotraukas, matos ten šalta žiema, daug sniego pripustyta, ten kažkur tolumoj matosi ten kokia nors duonos parduotuvė ir vingiuojanti ilga eilė. Tai vat būtent tos didžiulios eilės prie duonos, kurios buvo laikomos, kaip sakyti, pagrindin būtinuoju produktu ir iš esmės, tai buvo praktiškai pagrindinė tema 16-17 metų žiemą. Ir iš esmės tai buvo vos ne pagrindinė priežastis, kuri sukėlė 17 metų vasario revoliuciją, nes, žiūrėkit, nutiko, kas visą žiemą Rusijos visuomenė gyveno tokių eilių sąlygomis. Didžiulės eilės, apriboti pardavimai, atstovi tokią didžiulę eilę, jei pasiseka ir produkcija dar nepasibaigė iki tol, kol tu atstovi tą eilę, gauni nusipirkti vieną kepaliuką duonos. Ir tuomet 17 metų kovo pradžioje, pagal senąjį kalendorių vadinamą vasario mėnesį, tai buvo iš principo jau kovo pradžia, nutiko kas? Tiesiog peilino Rusijos geležinkeliai, kadangi geležinkeliai buvo apkrauti vežimų į frontą,
Ir tiesiog vienu kažkuriuo metu netvežė pakankamai grūdų į tuometinį Petrogradą ir iš esmės duonos kažkuriuo metu iš vis nebeliko. Ten neliko savaitę, neliko 2, žmonės ten pradėjo badauti, piktintis ir tuomet pagal dabartinį kalendorių kovo 8 dieną per tą tarptautinę moterų dieną išėjo didžiulės demonstracijos moterų darbininkių, kurios ten pakeitinėjo, kadangi vyrai buvo fronte, tai dirbo prie gamyklose moteris. Ir prasidėjo ten demonstracijos, po to kiti darbininkai pradėjo prie jų demonstracijų jungtis, ten iš pradžių šūkis buvo duonos, po to šūkis pasidarė lauk carą ir lauk karą. Nu, caras davė įsakymą sutvarkyti, įvesti tvarką, tačiau kareiviai atsisakė šaudyti į minę, patys perėjo į minios pusę ir tokiu būdu visas Petrogradas perėjo į jau revoliucionierių pusę ir carui tiesiog jo paties generolai atėjo pasakė, kad tau nebėra jokių opcijų likti soste, nes arba tu atsistatydini, arba viskas virs pilietiniu karu ir sutriuškinimu fronte. Tai toliau istoriją žinom. Bet galbūt kritikas pasakytų, kad rusas yra pripratęs, jeigu jis turi dešros gabalą ar butelį baltos, tai jam užtenka ir jisai gali gyventi ilgai, ypač pergyvenęs ten sovietinius deficitus. Tai matote, kuo išsiskiria degalai kaip atskira prekių rūšis. Tai ne tik yra būtina šiuolaikiniam žmogui, kuris ten mobilus, kad galėtų užsipildyti savo automobilio baką, bet ir degalai užtikrina visą logistiką. Tai yra, jeigu trūksta dizelino, o jo trūksta ir kainos pakilo į kosmosą, nebegali dirbti žemdirbėjai. Dabar atkreipčiau gerbiamų žiūrovų dėmesį, kad kaip tik prasideda javapjūtė. Jau ypač Rusijos pietiniuose rajonuose, kurie yra būtent ir derlingiausi, pavyzdžiui, Krasnodaro ten krašte, jau turėtų pilna apimtimi vykti javapjūtė, žemdirbiai neturi degalų. Vadinasi, kai iš degalų likučių bando kažką dar kultis, kiti sako, kad iš viso baigęs tuo, kad tenka tiesiog techniką palikinėti laukuose, pasibaigus. Su dalgiais eina? Tai dabar visi sako, kad iki 30-40% derliaus gali likti nenuimta. Tai va čia vienas etapas. Trūks derliaus, bus nukulta gerokai mažiau grūdų. Vadinasi, degalai, tai tiksliau grūdai, brangs. Toliau, kaip matyti, Ukrainos su savo dronais pradėjo atakuoti ne tik naftos perdirbimo gamyklas, jie uždarinėjo uostus, ypač Juodosios jūros uostus, o ypač Azovo jūros uostus jau uždarė, dabar perėjo prie Juodosios jūros uostų uždarinėjimo. Būtent per Juodosios ir Azovo jūrų uostus vykoma pagrindinė prekyba grūdais, nes ten kaip minėjau, pagrindinės derlingiausios Rusijos žemės. Jeigu negalės Rusija eksportuoti grūdų, tai pirmas etapas mažiau nukula, antras etapas negali eksportuoti, trečias etapas pridėkim visą logistiką, jeigu nebus trūks degalų, tai negalės važiuoti sunkvežimiai. Tai kaip sakant, gerbiami žiūrovai, kai jūs nueinat į parduotuvę ir, pavyzdžiui, norit nusipirkti, duonos, tai ta prasme, tą duoną kažkas čia atvežė. Ir ten iki tol, kol ta duona buvo atvežta ir padėta prekybos centro lentynoje, kur jūs gali pasimti ir nusipirkti, tai buvo visa logistikos grandinė, nuo grūdų nukulimo, nuvežimo į elevatorius, iš elevatorių nuvežimo į malūną, iš malūno nuvežimo į kepyklą, iš kepyklos į kokius nors centrinius prekybos centrų paskirstymo sandėlius. Ir tada iš tų sandėlių jau su sunkvežimo ar su sunkvežimo atvežimas į prekybos centro lentyną ir ten padėjimas. Tai va, turėjo įvykti visą logistinę grandinę. Dabar įsivaizduokit, trūksta degalų.
Tai viena vertus trūksta degalų, jų kainos kyla į kosmosą, kas reiškia, kad kiekviena šita grandis brangsta. Antras dalykas, galbūt, kad iš vis neatveš. Tai gerai, sakykime, kokią nors kruopos, miltai, kurie gali stovėti ilgai, nu tai prekybos centras gali jų atsiveš greitai. Tiksliau, gali atsiveš vieną kartą ir tam ilgai laikyti prekybos centro lentynose, kad, nu, sakykime, tai kruopo, miltų, makaronų, ten kokių konservų. Nu taip, visi lėtai gendantis. Jo, kurie ilgai laikosi, tai jų galbūt bus, o dabar įsivaizduokit, pavyzdžiui, kokia šviežia mėsa, kiek ji gali būti lentynose, nu gal parą kokią. Kiek šviežia žuvis, nu galbūt irgi parą. Turbūt, ypač kai kalbam apie ten tokių didelių miestų kaip Maskva, aprūpinimą, kur milžiniški. Jo, toliau duona. Nu, duona, jeigu supakuota, gal kelias paras gali būti. Tai va, dabar įsivaizduokit, kad pradeda lūžinėti logistika. Tai reiškia, kad visų va tokių va prekių, jas bus atvežama retai, jų kaina bus labai didelė ir galimybė jų nusipirkti bus, nu, sakykime, kelis kartus per mėnesį. Tai va, būtent prasidės nuo to. Kryme, kuriame logistika jau yra užlaužta iš Ukrainos pusės, na, vaizdelios internete pilna, kad praktiškai dalis parduotuvių jau nebedirba. Ta parduotuvių dalis, kuri dar dirba, dirba, sakykime, taip su pustuščiam lentynom. Ten rodomas tiesiog visi, pavyzdžiui, šaldytuvai stovi tušti, duonos nebėra, miltų, tų pačių miltų įvedama apribojimai, viena pakuotė miltų vienam pirkėjui. Makaronų 3 pakuotės vienam pirkėjui. Tai ta prasme praktiškai grįžtam jau į karo, bet jau tikro karo sąlygas. Racionavimą. Tai yra, kaip buvo, pavyzdžiui, Pirmo pasaulinio karo, Antro pasaulinio karo metu, kai Rusijai Putinas karo su Ukrainoje pradžioje bandė išlaikyti, kad tokias sąlygas, kad čia jūsų tas neliečia, jūs gyveno toliau normalų gyvenimą, o ten karas kažkur toli, o jums ten, jūs gyvenkit kaip gyveni. Nu, vat nebeišeina. Tenka įvedinėti jau racionavimą, tenka įvedinėti jau, kaip sakyti, atsiranda deficitai, atsiranda visa kita, tai va tas greičiausiai bus toliau su vis aštrėjančia apimtimi ir atsirado, kaip sakyti, pirmosios kregždės, kad Rusijos elitui tas pradeda nebepatikti. Pirmoji kregždė, kurią reikėtų paminėti, yra toks pakankamai nuskambėjęs ir prieš kelias savaitės išsamei aptarinėjimas įvykis. Tai yra vienas iš Rusijos oligarchų, toks Melničenka. Jis yra susijęs ir šiek tiek su Lietuva. Tai yra Lifosos trąšų gamykla. Kėdainių Lifosos trąšų gamykla priklauso, jei neklystu, jo koncernui Jevrochim. Tai yra žmogus, milijardierius, jo turtą Forbes yra įvertinusi 8 vietoje visoje Rusijoje. Tai sakykime, kaip ten jį bežiūrėsi, bet, ne pėstininkas. Tai yra vis tiek jau rimta verslo figūra Rusijoje. Ir jis padarė ilgą interviu su vakarų žinomų ir labai gana gerą reputaciją turinčių leidinių The Economist. Kairiųjų pažiūrų, bet... Taip, bet ekonominės pakraipos ir jo visų to viso didžiulio interviu pagrindinės tezės yra tas, kad Rusijos po karo laukia 5 scenarijai. Iš jų 4 blogi ir 1 geras. Tai jis vardina. Pirmasis scenarijus, tai yra Rusija tampa tokia, sakykime, nepavykusią valstybę, kaip angliškai sakoma, failed state. Kaip Venezuela?
Kaip Venezuela, kaip Somalis, kaip dar kai kurios, tai iš esmės, kur kažkokia centrinė valdžia gal yra, bet ji nesugeba užtikrinti efektyvios krašto kontrolės, veikia visokios nusikalstamos ginkluotos grupuotės, bus kontrabanda, tame tarpe kontrabandai tą pačią Europos Sąjungą, tai va čia pirmasis jos scenarius išvardintas, antrasis jos scenarius yra, kad Rusija taps tokia kaip Šiaurės Korėja, tai yra, kad su absoliučiai suvaržymais, su vado gale ir taip toliau. Totalitarinė žodžiu. Jo, totalitarinė. Trečias scenarius, kad Rusija skyla į atskiras dalis, prasideda pilietinis karas dėl branduolinio ginklo atsargų, kurias Rusija turi. Ketvirtas scenarius yra, kad Rusija tampa Kinijos vasalė ir pasijungia visiškai Kinijos ekonominę erdvę ir visi Rusijos naudingieji ištekliai pradeda tarnauti Kinijai. Ir tuomet jis pasako jo vertinimu, penktasis scenarius, kuris yra geras. Tai yra, kad Rusijai po karo bus paliekamas suverenitetas, Rusijos verslas yra grąžinamas ir integruojamas į Europos Sąjungą ir kad Rusija dirba toliau kartu su Europos Sąjunga ir tokiu būdu gali atsispirti Kinijos diktatui. Ir jis sako, kad čia yra gerasis scenarius. Gerbiami žiūrovai, praeitoje laidoje jis Melničenka pasakė lygiai tą patį, ką aš pasakiau praeitoje laidoje, kad tuo atveju, jei bus viskas taip ir toliau, kaip ir dabar, tai yra, kad Rusija bus atribota ir išmesta iš Europos Sąjungos rinkų, iš visų Europos rinkų, Rusijos ekonominis modelis tampa negyvybingas. Praeitoje laidoje mes tam skiriame gana didelę dalį, tai yra, kad Rusija visa yra statyta tam, kad prekiautų, tiektų žaliavas Europai, kuri buvo didelė rinka, kuri buvo Rusijai moki rinka, kuri pirko iš Rusijos žaliavas už stiprią valiutą, mokėjo laiku tinkamai ir tai sukėlė tam tikrą, kad ir trumpai trukusi Rusijos ekonomikos klestėjimą, kurio dėka Putinui gerokai per anksti didybė į galvą kalė. Ir dabartinės tos jam į galvą kaliusios didybės griuvėsių dėka atsidūrė Rusija. Ir Melničenka išeina į vakarų, sakykime, rinkas, į vakarų visuomenės su teiginiu, kad žiūrėkit, jūs galit Rusiją nusmaukti ir Rusija panašu, kad gali būti nusmaukta, bet nuo to blogiau bus ir jums. Tai yra vienintelis gerasis scenarius tiek Rusijai, tiek ir jums, gerbiami europiečiai, pasimti Rusiją atgal ten, taip užsitikrinti ir taip grąžinkit Rusiją atgal ir Rusijos verslą atgal į Europos Sąjungos rinkas, toliau gerai gyveno, maždaug iš serijos, kad braukiam brūkšnį, pradedam vėl viską nuo balto lapo ir dirbam toliau. Tai to karo kaip ir nebuvo čia, sakykime, nepasisekė, gal netakoja, kad Putinas vieną dieną, maždaug taip. Tai iš esmės jau Rusijos verslas bando, Rusijos verslas ir kai kas sako, kad tai akivaizdžiai su Kremliaus žinia, su Kremliaus nereiškia, kad su Putino žinia, nes visuose tuose 5 scenariuose, kuriuos Melničenka išvardino, Putino nebuvo. Tai Kremliaus be Putino žinioje jis tą, kaip sakyti, žinią išnešė ir, bando, kaip sakyti, dėrėtis, kažkaip, nežinau, bando suformuoti tokią nuomonę, kad, negalima Rusijos nusmauti, kad su Rusija reikia kažkaip susitarti, kad jums visiems bus geriau, jei mes toliau, žodžiu, kažkaip dirbsim. Tai aš tai vertinu, kaip, sakykime, pirmą kregždę, kuri dar nebūtinai reiškia, kad jau pavasaris, bet gali būti ir pavasaris, kad iš esmės tos ekonominės problemos, kurios virš Rusijos kaupėsi, jau pradeda, kaip sakyti, rasti kelią į galvas net ir Rusijos elitui, ypač iš ekonominio bloko.
Aš dar norėčiau pagrįžti prie kuro deficito keliamų problemų ir kaip jūsų manimų tai atsilieps ekonomikai? Ar nusimato hiperinfliacija ar kažkas Be abejo, panašaus? kad nusimato, iš esmės tai kuras yra dedamoji visose ekonominiuose procesuose, kaip minėjau, kaip jau anksčiau vardinau, logistika tai labai svarbiai dalį sudaro. Tęsiant toliau, jeigu kuro nebus, tai iš viso, kaip jau minėjau, dabar dalis žemdirbių jau palikinėja savo kombainus laukuose, nes nebeturi ką į bakus užpilti ir nebeturi kaip nusikulinėti laukų, kas gali būti, kad bus mažesnis derlius, bus ūkininkų bankrotai, bus derlius nebus galimas išvežti ir parduoti, gauti ten kažkokias eksportinės pajamas. Toliau bankrutavę ūkininkai kitais metais nedirbs ir nekuls laukų. Toliau be abejo, tai gali sukelti didžiulės ekonominės problemas ir akivaizdu, kad jas jau pradedama kelti. Ir tai jau pradeda, kaip sakyti, matyti ir Rusijos verslo atstovai, ir netgi Kremliaus atstovai, kurie kaip sakyti, iš ekonominio bloko, ne iš karinio. Bet to jūsų minėto milijardieriaus pasvarstymuose, kaip minėjot, Putino nėra. Ir kaip visa šita situacija, maisto trūkumas, kuro stygius, prastėjanti nuo to ekonominė padėtis, kaip jinai gali privesti iki kažko, ką matėm 1917, kadangi brėžia tą paralelę? Aš manau, kad gali būti taip, kad tiesiog vyks kažkoks dvaro perversmas, Putinas bus nuimtas, su juo galbūt atsitiks kažkas negero, kaip nutiko su kokiu Petru III ar Pavelu I. Ir tuomet ateis koks nors naujas Rusijos prezidentas, kuris galbūt bus iš ekonominio bloko ir pasakys, kad gerai, baigiam karą, galbūt atsitraukiam mes iki 91 metų sienų, panaikinkit sankcijas mum, nes jum patiem reikia. Panaikinkit sankcijas, mes grįžtam tada į ES rinką, toliau dirbsim, norėsim gal į ES kažkada eiti, nes taip, tiesiog gražinkit mum rinkas, pradėkit toliau pirkti iš mūsų degalus, tiksliau naftą, dujas, pardavinėkit mum technologijas, kad mes galėtumėm atsistatyti. Ir tai bandys tokiu būdu, sakykime, viskas nurašyti ant Putino, kad ne, čia tik Putinas. Čia niekas to karo norėjo Putinas, tai jo jau nebėra, su juo kažkas negerai atsitiko, o dabar mes norim su jumis draugauti. Kažkas gal tokio bus, bet kitas dalykas, kad gali privesti ir ką Melničenko nurodė ir iki pilietinio karo. Tų 4 neigiamų scenarijų išsireiškia. Aš nebūtinai sakyčiau, kad tie Melničenkos nurodyti 4 scenarijai yra visiškai išsamus ar labiausiai tikėtina, bet, pavyzdžiui, Rusijos skilimas, galbūt taikus Rusijos skilimas, galbūt kontroliuojamas Rusijos skilimas yra vienas iš tikėtinų scenarijų, taip, tai čia aš galbūt su Melničenko sutikčiau. Tik nebūtinai tas scenarius turi būti lydimas pilietinio karo ar kovos dėl branduolinių ginklų. O kaip jūs įsivaizduotumėt Rusijos skilimą, nes Rusijoje atrodo nėra tokių aiškių skirčių, ten kai buvo, tarkim, Amerikai per pilietinį karą pietų ir šiaurės. Tai tas skilimas gali būti nulemtas būtent ekonominių interesų. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, tas pats mūsų minėtas Omskas. Jis turi didelę naftos perdirbimo bendrovę. Atsiskyręs nuo Rusijos jis būtų pilnai apsirūpinęs, sakykime, degalais. O dabar jo dalis pajėgumų yra pažeisti. Kita dalis pajėgumų, kurie vis dar veikiantis, yra išnaudojami tam, kad naftos produktus tiektų į Maskvą. Tai reiškia, Omskas yra skendi degalų deficite ir žmonės ten aiškiai mato, kad žiūrėkit, mes naftos perdirbimo gamyklai turim. Ji veikia.
Tačiau kažkodėl tos naftos perdirbimo gamyklos produkcija keliauja į Maskvą. Kiek mes galim dar maitinti Maskvą? Atsiskirkim ir pasilikim viską savo. O kaip tokiam scenarijui atrodytų Kaliningrado likimas? Tai galbūt kaip nepriklausomos valstybės, gal kaip kažkokios autonomijos, sunku pasakyti. Be abejo, Kaliningradas yra labai specifinės rytis, ten iš esmės po Sovietijos griūties išaugo karta, kuri net nėra buvus centriniai Rusijoje. Nes toli, brangu ir daug kas ten centriniai Rusijoje net nėra buvę, tačiau jie labai gerai žino, kaip gyvena lietuviai, kaip gyvena lenkai ir kiek man teko bendrauti su tais, kurie yra buvę Kaliningrade, kurie su Kaliningradu ten kažkokių reikalų turėjo, tai taip žmonės ten sako, kad vienareikšmiškai mes norime Europą, mes norim gyventi taip, kaip gyvena lenkai, kaip gyvena lietuviai ir nereikia mums nei tos Rusijos, nei to Putino, mes nenorim gyventi kaip rusai, norim gyventi kaip europiečiai. Gerai, Dominikai, tai pabaigai turbūt vienas svarbesnių klausimų. Kada jau pamatysim visų grožių šitas problemas atsiskleidžiant tiek fronte, tiek bendrai Rusijos visuomeniai? Nes dabar dar atrodo kol kas biški laikosi, dar kažkiek tenka. Tai pakankamai sunku pasakyti, nes matot, tokių specialistų, kurie galėtų išprognozuoti, kada žlugs režimas, kada subirės kažkokia valstybė ar imperija, jų paprasčiausiai nėra. Tai ta prasme, Čiaušeskų režimas dar kelias savaitės iki griūties jautėsi labai puikiai ir labai savim pasitikintis buvo, per kelias savaitės įvyko griūtis ir Čiaušeskus su žmona sušaudytas buvo. Kai tuo tarpu koks nors Kubos režimas atrodo visiškai leisgyvis, jau praktiškai mirties patale, bet toks gyvaliojantis jau keliasdešimt metų. Tai sunku pasakyti, tai be abejo viskas priklauso nuo to, kiek Kremlius norės tęsti karą Ukrainoje. Jeigu karą dabar užbaigtų, tai kažkokių šansų išsilaikyti, suvaldyti tą situaciją galbūt dar turėtų, tačiau tos, kaip sakyt, pasiekmes tęsiamo karo, jos vis kaupėsi, vis didėja ir didėja geometrinė progresija, tai jeigu šiandien, pavyzdžiui, karas būtų užbaigtas, tai galbūt dar kažkas ten, kažkiek galimybių suvaldyta situacija būtų. Jeigu tas karas bus tęsiamas toliau iki žiemos, tai greičiausiai žiemą jau Rusija išeis dar blogesnėje situacijoje ir tuomet jau tų galimybių kažką ten suvaldyti bus dar mažiau. Jeigu karas nebus užbaigtas ir iki žiemos, tai taip, tuomet visi scenarijai jau, pavyzdžiui, kitų metų pradžioje, jeigu karui vis dar vykstant, gali tikrai būti ant stalo. Žodžiu, Rusija sėkmingai toliau kasasi savo kapą. Tikėkimės. Tai ačiū Dominykui ir ačiū žiūrovams, kurie klausė. Ačiū, kad pakvietėt. Tai kviečiu prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, sekti mūsų Facebook'e, sekti Dominiką Van Harą Facebook'e ir iki kitų kartų. Viso.